Kiek policininkam didėja atlyginimai nuo naujų metų, nes paklausus policininkų jie sužino skaičių 2 eurai, 5 eurai, tai gal galite pasakyti, kiek procentų, 10 ar 15, gal kaip švietimų, gal tokio dydžio? Tai, ką jūs minėjote skaičiuoklę. Kaip žinote, šiuo metu Seime vyksta svarstymas vidaus tarnybos statuto, kuriame yra atitinkami pakeitimai, tai yra darbo užmokesčio augimas žemiausios ir vidurinės grandies pareigūnams, norėčiau atkreipti dėmesį, ir jam numatyti 24 milijonai. Ir tam, kad pasiskaičiuoti, kad pasižiūrėti, koks tas pokytis bus konkrečiam pareigūnui, yra sukurta skaičiuoklė. Ir matyti, situacijos yra labai skirtingos, kai kuriam pareigūnam gali augti kelius šimtus, kai kuriam galbūt labai neženkliai, kalbant tik apie vidaus tarnybos statutą. Bet šiaip visa bendra suma, kuri yra numatyta pareigūnų darbo užmokesčio augimui, yra 37 milijonai. Tai dar papildoma suma. Tai jinai bus skirtinga. Pirmiausia, žinoma, pagal vidaus tarnybos statutą didžiausią pokytį. Aš šiandien negaliu įvardinti konkrečios situacijos, nepriklauso nuo pareigūno darbo stažo ir atitinkamos situacijos, bet gali tikrai skirtis. Aš nenorėčiau čia įvardinti, yra vidurkis, ten 108 eurai skaičiuojant vidurkį, bet, sakau, labai individualiai, priklausomai nuo pareigūno, pirmiausia, didžiausią pokytį pajus žemiausios ir vidurinės grandies pareigūnai.